Taigi, dešimtainiai skaičiai tai yra tokios trupmenos, kurių vardiklis yra 10, 100, 1000 ir taip toliau. Tam, kad užrašyti mišrųjį skaičių arba trupmeną dešimtainę, mes turime 4 žingsnių instrukciją. Tai pirmas žingsnis. Prieš kablelį mes užrašome sveikąją dalį. Tai pirmajam pavyzdyje mes turime 2 sveikus, tai yra 2 kablelis. Antras žingsnis, po kablelio reikia palikti tiek vietų, kiek yra nulių trupmenos vardiklyje. Tai 10 turi 1 nulį, tai reiškia bus vienas skaičius po kablelio. Į tą vietą mes įrašome skaitiklį. Tai skaitiklis yra 3 ir į tą brūkšniuką įrašome 3. Jeigu yra laisvų vietų, bet dabar jų neliko, tai nieko ir nerašom. Tai 2 sveiki 30 yra užrašomos kaip 2,3. Antras pavyzdys. Mes neturime sveikosios dalies, tuomet mes rašom prieš kablelį 0. Vėlgi turi būti vienas skaičius po kablelio, nes yra 1 0 vardiklyje. Ir į šitą vietą įrašome skaitiklį. Trečias pavyzdys yra 4 sveikos dalis, tai tas 4 sveikas mes užrašom prieš kablelį. Po kablelio turi būti 2 vietos, nes mes vardiklyje turime 2 nulius. Taip? Ir užrašome iš dešinės pusės. Tai ką tai reiškia, mes skaičius sustumėm labiau link dešinės pusės. Tai tą 5 rašom ne į pirmąją vietą, o į antrąją. O jeigu lieka laisvoji vieta, tai čia mes užrašom 0. Dar vienas pavyzdys, tai mes sakėm, kad vardiklyje turi būti 10, 100 arba 1000, tai čia mes turim 50, dėja ne 10 ir ne 1000, tai kaip ir šitos trupmenos užrašyti dešimtainę negalime, bet mes mokame trupmenas pertvarkyti, tai vardiklį 50 labai nesudėtingai galim paversti į 100, tai mes visą trupmeną pertvarkom ir padauginam ją iš 2. Tai 4 iš 2 yra 8, 50 iš 2 100. Štai pertvarkėm trupmeną, ją pakeitėm į trupmeną su vardikliu 100 ir galime tuomet užrašyti dešimtainę trupmeną. 0 kablelis, turi būti 2 skaičiai po kableliu, 8 užrašom į galą ir 0 užpildome tarpą. Taip pat ir 25 mes galime paversti į 100, padaugindami trupmeną iš 4. Tai gaunasi 12 šimtųjų ir tai yra 0 sveiki ir 12 šimtųjų. 2 skaičiai po kablelio, nes yra 2 nuliai.